vienas pagrindinių patarimų turbūt būtų, kad jeigu žmonės nori išbūti šitam reikale ir sporte ilgą laiko tarpą ir į save žiūri kaip į ilgalaikį projektą, tai svarbiausia būti disciplinuotam, nenorėti čia greitai ir dabar ir apsupti save informaciją, kuri nedirgintų, neblaškytų. Jeigu mano informacija, mano socialiniam sraute yra tokia, kurioje pasakojama, kad čia dabar greitai pasiek per 30 dienų kažkokį presą, kad tau reikia preso, kad labai svarbu pasiruošti vasarai ir panašiai, tai šitie dalykai yra dirgikliai. Jie skatina žmogų imtis kažkokių kraštutinumų, kažkokių nereikalingų dietų, kažkokių persportojimų. Visas tai veda prie perdegimo. Savo karjeroje aš tikrai mačiau labai daug ir tų pačių trenerių, kurie taip greit įsivažiavę ir taip kategoriškai viską darydami labai greit ir atkrenta. Tai aš kaip sakau, jūs į save turite žiūrėti kaip į ilgalaikį projektą. Jeigu norite mėgautis fiziniu krūviu ir visais jo teikiamais malonumais.